Getautė Bubelytė. Jūs gyvenate Alytuje? Alytui gyvena su tėvais, bet jie mokosi Panemunės mokykloje. Baigė dabar 6 klases. Nu, ir dar pavasarį pasijuto, kad negali rašyti. Rankutė neišlaikė Parkerio. Kojytė pradėjo kabintis ir tėvai nuvedė pas gydytojus Alytaus. Paskui balandžio pradžioj. Tai kaip mokykloje? Mokykloje pradėjo, negalėjo rašyti, neišlaikė. O kai pradėjo, viskas buvo gerai. Kaip jį mokėsi? Mokėsi gerai. Vidurkis 9 su viršum. Kas geriausiai sekėsi? Geriausiai lietuvių kalba. Nu taip, kaip pasakė, kad tie vaistai tiek kainuoja, tai tiesiog, baisu pasidarė. Tai kreipiausi pas pažįstamus, kad padėtų, kad atidarė sąskaitą banke mergaitės vardu, kad padėtų, jeigu ateity reikėtų. Nežinau, gal reikės, nes gydymas ilgas ir sunkus. Ir nieko, gydytojai nieko nežada. Kaip vaistai, kaip reaguos, kaip organizmas priims, kaip bus toliau, dar tik vienas etapas praėjo ir dar nežinom, kaip čia bus tyrimai, bus vėl rezonansą darys ir žiūrės, ant kiek jisai ar pasiduoda gydymui. Jie taip tikrai labai vis sakydavo, klauskit, domėkitės, kas jūs domina, klauskit viską, bet, sakė, gali būti genetiškai, gali būti, daug priežasčių gali būti. Visus myliu. Kiek dar tavo mamai 3 metai ar 2? Treti eina kai mirus. Treti. Treti bus 3 sausio. Mano tėtis, man 1,5 metų buvo mirė vėžiu gerklės. Močiutė kraujo vėžiu. Mamos brolis plaučių vėžys. Tai čia. Ir galvoju, tikrai bus auglys užspaudęs kažką. Ir aš taip sėdžiu. Ir šitoj pusėje, kurią... Jisai į dešinėje atimta. Bet yra tas auglys dešinė pusė? Ne. Kairys pusrutulis valdo dešinę pusę, o dešinys kairę pusę valdo. O čia kadangi kamienė, tai... Kamienė ir daugiau kairiai pusė, į kairę pusę. Ir kaip gydytojas pasakė, jeigu nepragręžta tas nervas, koordinacijos šitie nervai, tai jis atleis, kai susitrauks kai ką, bet jeigu jau jisai pragręžęs, kaip jis sakė liaudiškai, sako, jei pragraužė tuos nervus, jau jinai liks invalidė. Kažkiek, taip, iš karto, nebent šitą reabilitaciją padės atstatyti kažkiek. Bet tik tiek, kad, jeigu jisai susitrauks, sudžius, tai tiek, kad jinai gyvens. Jinai labai stengiasi pasveikti, geria arbatas, šitas dilgėlių, nes kraują tvarko. Ir kiek žiūrėjo, kiek tai kraujas geras visą laiką. Visą laiką geras, žinoma. Kraujas labai didelis pliusas, nes priima tą chemiją. Ir ten liaudiškų, kaip gydytojai leido. Liaudies medicina. Amalą geriam. Žinot, kaip atsitiko tokia nelaimė, tai pradėjom skaityti, domėtis, žiūrėti. Cukraligę įtarė. Labai didelis cukringumas buvo. Ten kankino tuos pirštukus subadė. Į dieną kokius 3-4 kartus imdavo kraują ir žiūrėdavo. Tai didelis. Tai per mažas, tai jau geras. Kol galų gale nustatė, kad nuo hormonų, kad sukėlė hormonai. Ir dar skydliaukė. Dar skydliaukė. Dabar geria tiroksiną. Labai nežymiai kojytė, bet matėsi, kabinasi ir rankutė nerašė, jau nevalgė, jau ta rankutė. Bet kuo greičiau stengiamės, bet ten, kol viskas vyko, tai taip suprogresavo. Tiesa, dar nepasakiau, dar akutėse dvejinasi.
ten begulint neurologijos klinikoje, jai pradėjo, man sako, sunku akutėj kažkaip užsimerkt. Pradėjo užsimerkus būna. Ir nu, paskui sako, kažkaip iš galvos dvi pasidaro. Taip, labai, labai stipri dvasiškai. Jinai, nu kaip pas psichologą reikia nueiti, bet kai reikia darbeliai kokie daryti, ten tokis vyksta pokalbis, pasikalbėjimas, jai tada gerai. Bet jeigu ten pradeda klausinėti tokių visokių dalykų, nu, man nereikia, sako psichologo, aš viską pati suprantu, aš viską žinau. Mums labai buvo sunku, kai reikėjo jai paaiškinti, kas yra. Iš pradžių, tai jai taip, ten dar neurologijos klinikoje, tokia profesorė pavardės neatsimenu, labai gražiai paaiškino ten, kad ten yra toks ežeriukas, pas tave tokia dėmelė ir va čia gydysim taip ir taip. Nu, vienu žodžiu, taip iš pradžių labai gražiai, švelniai, atsargiai. Paskui chirurginiam, tam neurochirurginiam ir gydytojas sako, reikės jai pasakyti. Ir prieš tą mėginio paėmimą, tyrimo, irgi išskuto plaukučius čia galvytėj. Ir kažkaip, sakom, čia bus ne operacija, nes ta operacija tai kažkaip baisiau būna. Skamba. Sakom, čia tik tyrimą paims, tokia procedūra vyks. Nu ir gerai, viską padarė tą procedūrą ir sakom, dabar laukiam atsakymo. Nu ir paskui kažkaip tai vis tėvai labai, nu vis tiek labai sunku. Nu sakau, gerai, pakalbėsiu aš. Ir kažkaip susiruošiau pakalbėti. Aš su ją pradedu pokalbį, o jinai man tik žinau. To žodžio, kad vėžys, nesakėm. Tik tais, kad yra auglys galvytėj. Nu, kad yra auglys. Ir paskui jau tą stadiją, kai sužinojom atsakymai, gal po 6 dienų tik buvo ta laukimas, nežinomybė. Jau taip sunku. Ir tas gydymas neprasideda. Bet paskui kažkaip ir taip jau bandau sakyti, ar jinai nuklauso, kai kažkas kalbasi, kai sakau, Getute, tau negerybinis, sakau, bet žinau, sako, man yra piktas ir yra 3 stadija, 3. Ramiai. Bet sako, aš pasveiksiu. Viskas bus gerai, aš pasveiksiu. Vis kartoja. Nu, ir sako, man tik labai blogai, kad mamytė verkia dažnai. Tai aš jai sakau, Getute, tai tu suprask, tu esi vaikas, mamytės vaikelis, dukrytė, sakau. Tai labai sunku, kai tokia liga užpuolė sunki. Nu, tai va, jūs, močiute, aš labai stengdavausi namuose įsiverkti, namuose, kad prie jos, kad jos nejaudint, nes ir labai laikiausi. Sunkiai, bet laikiausi, būdavo taip juokais viską, kad būtų jai linksma, kad būtų gerai. Ją pravirkdė tik psichologas, o šiaip, žinokit, neverkė. O kodėl? Net sužinojus diagnozę viską, bet aš nebuvau, mamytė buvo, jinai ten pradėjo klausinėti apie mokyklą. Ar jinai norėjo eiti, nu Dieve, dar tik tais, čia prasidėjo gydymas, viskas ir ten kažkaip pravirkdė ją. Tai jinai tarp mūsų, sakau, jinai mano pirmoji anūkė, mano 2 sūnūs, tai gimė mergaitė, labai man buvo gerai, labai džiaugiausi. Ir labai didelis ryšys tarp mūsų nuo mažos. Ir daug kas galvoja, kad aš mama, kai labai panašiai į mane. O taip ir visą gyvenimą. Ir dar nežinomybė, ar atsistatys rankutė, ar ir kojytė, ar ne. Jinai, tiesa, vieną kartą jinai, kaip jau jai čia ta rankytė, kojytė neatsistato. Ir jinai vieną kartą klausė, bet mamytė, jūs mane žiūrėsit, jeigu neatsistatys?
Mokykloje man visada gerai sekdavosi. Buvo mano geras vidurkis labai, virš 9. Labiausiai patinka lietuvių kalba ir technologijos, o nepatinka matematika. Rašydavau geriausiai klasiai rašinėlius. Mokytoja labai mėgdavo, užsirašydavo per gimtadienis, ką aš ten rašau. Jo, kurdavau eilėraščius dar. Eidavau į parką, nueidavom, į kokią pizzeriją kartais ir pas draugę. Per vasaros atostogas tai visą laiką kaime prabūdavau, dviračių pravažinėdavau, prasimaudydavau, jo, knygas dar biškį skaitydavau. Su tėčiu į reisą visada? Su tėčiu į reisus važiuodavau, o dar tai per žiemos čiūžinėdavau. Prancūzija, Belgija, Vokietija, Olandija. Oho, tai daug šalių aplankius? Anglijoje buvai. Jo, Vengrijoje su šokiais. Šokius Kažkaip. lankydavai. Chorą A. lankei. Šokius, jo, lankiau šokius, chorą, technologijų būrelį. Miesto šventėse dalyvauji. Miesto šventėse šokdavau, Vengrijoje šokau festivalį. Ansamblį, ir daug kas vadinosi, ten tautinių šokių. Dainų šventėje pasakė, kad buvo. Tai dainų šventėje buvo. Šventė labai laukė, labai norėjo. Labai bijausi mokytojos. Iš pradžių labai bijo savo mokytojos, o dabar su mokytoju liko didžiausiam draugėm. Ne tik, kad kai susirgo, bet iki toliai visada bendravo. Mokykloje sekėsi labai gerai, sakyčiau. Veiklos daug buvo. Vazonėlius daro, saulėgrąžom kliuoja, veria, nert bando tokių. Atvirutes daro, apyrankės verdavo iki toli. Jinai labai ant tų kruopštumų daug dirbdavo. Šiais mokslo metais pradėjo keiščiau statyti kojytę. Ir rašyt. Rašyt aš nepastebėjau, kaip tik buvau pradėjus dirbti, kad keistai lipa. Daktarai, kaip jinai anginas sirgom prieš pat šitą ligą ir jinai pirmus kartus jo pati pas daktarę, aš įsidarbinau pirmus. 3 savaitės buvo jinai pritino ir sako, kitą kartą ateik su mama, buvo jautri, verkė, sunkiai iš jo apsiauti. Ir galvom, kad taip, kad šokas, iš pradžių galvom, kad išėjau darbą, pirmiausia, taip. Ir ateit lypė kitą kartą su mama. Ir kai kitą kartą atėjom ir jau viskas taip ir prasidėjo, kad tai užkart sakau, keistai koją deda išvažiavimą. Jis pasiuntė pas neurologą ir toliau jau patys. Taip atsidūrėm Kaune labiau ten. Per 3 dienas jau mes viską. Mes nebelaukėm, tik išsiėmėm siuntimą. Da iš pradžių akių dugną, bet visur reikėjo registruotis ir eilės. Da iš pradžių nebuvo taip žymo, bet jau tiesiog supratom, kad kažkas blogai. Bet apie tai net aišku net nepagalvojom. Apie šitą ligą. Ir taip. Siuntimu išvažiavėm Kauną ir mes likom. Eis ir dabar reaguojam ir sunkiai reagavom ir tiesiog galima sulyginti su pragaru, su kuom daugiau. Aplinkui nieko nebuvo, nei draugų tarpe, nei kad vaikai kad kažkas tai baisaus. Ir net minčių nebuvo. Radioterapija. Ir chemijos kursas temodalių. Gavom 40 dienų. turėjau ergoterapiją su ranka, mankština ranką. Toliau mankšta buvo. Ir vieną kartą į savaitę pas psichologą.
tai bandysim eiti su visa klase bendrai, bet bus namų mokymasis ir jai leis sveika tokie, banai dešinė rankė, o rašyti atmetama, beje, ranka nuimta, bet bandysim, kad kažkiek nueiti, tarti su mokytas, kad paklausytų, o kiti namus eitų, kiek leis jėgos. Taip svajojam, kad bent kažkiek nueiti pamokas. Buvo kojytė įtverė vilko kojytę. Ligonį iš visų kritom, tik iki tualeto pajėgdavom. Susikabinę nuo to. Įtverė kojytė boba. Nu, tiesiog visą pusę laksė rakytė ir rankutė, kaip botagas. Dabar po biškį jau. Tikėt stiprybės, nežmoniškos aplinkinių, draugų. Tikėt. Artimųjų palaikymo ir tikėti ir išmokti gyventi tą kitą gyvenimą.